Sveiki, kadangi atsiranda labai daug klausimų, kaip pradėti streaminti, nuo ko pradėti, kaip nusistatyti, tiesiog pribrenda tas reikalas, kad padarysim video. Bus paprasčiau vieną kartą padaryti video, negu 50 kartų kažką aiškinti. Tai aš naudoju Streamlabsą, nes Streamlabsas mažiau reikalauju. Aišku, naudoju mokamą versiją, bet jūs galite, jeigu streaminsit vienai platformai, naudoti visiškai nemokamą, nors ir dviejose galite. Tai apie nustatymus kaip ir viskas aišku. Multistreaming Streamlabso puslapį nusistatot, streamę, prisijungiat savo accountus, all good, važiuoja. Outputs, Advanced mode, audio tracks, pasirinkat kiek audio trackų norit, nes, pavyzdžiui, rašinėjant garsus, galite rašinėti atskirą garsą, vieną, antrą, trečią tracką galite pasirinkti, pavyzdžiui, kad rašinėjant nebūtų papildomų garsų. Jeigu ten, tarkim, TikToką garsų susidėję, Donation garsų susidėję, muziką įsidėję, galite tiesiog padaryti, kad antrą, ten trečią tracką nerašinėti. Encoderis priklauso nuo jūsų vaizdo kortos. Šiaip pas didžiąją dalį turėtų būti Nvidia NCH204 naujas. Rate control. Skaičiuojat pagal bitrate. Kuo didesnis bitrates, tuo geresnė turėtų būti grafika ir tuo turėtų būti mažesnis delay'is. Bet pasižiūrėkit, koks jūsų yra uploads, nes visas jūsų bitrates priklauso nuo jūsų uploadą. Pas mane, pavyzdžiui, 8000 bitrates, bet pas mane uploads, jeigu neklystu, yra apie 14-16 megabitų įsiuntimą. Tai jeigu pas jums mažesnis, pasibandykit su mažesniu uploadą, pasibandykit su mažesniu bitrate. Aišku, čia yra daroma ant 60 fps, jeigu darot ant 30 fps, užtenka 4500, 6000. Tai iš čia pasibandykit patys. Keyframe invalid turi būti ant 2, nes auto dažniausiai nelabai. Preset yra slowest. Slowest best quality. Šitai yra biški streams turės didesnę delsą, bet jo kokybė bus geresnė. Jo judesiai, tarkim, kažką judant veiksmą žaidime, nebus laga, nebus trukdžių, trikdžių ir visa kita. Tuning yra ultra low latency, todėl kad šit sumažin delay. Nes jeigu, tarkim, darysit low latency ar high quality, streamo delay'us bus net iki pusę minutės. Tai šits turi būti ultra low latency. Lygiai tas pats šitą matysit YouTube'ai, jeigu pasijungsit ir bandysit streamint, duosim pasirinkti tarp high quality, low latency ir ultra low latency. Tai neleisim ultra low latency padaryti, jeigu bandysit streamint ant šiam 60 fps ir neturėsit pakankamai bitrate'ą, bet dalinai tada ten net su komentarais gali būti prasta. Tai va, šičia pasidaro šitą. Multipass mode. Darot full resolution. Tam, kad nurodytų pilną rezoliuciją, kiek jūs turit. Nes jeigu darys, tarkim, limituotą 2PS kortą, single pass, šiaip aš darau šitą vien dėl to, kad judant nebūtų kažkokių problemų. Nes pačiai pradžioje, kai pradėjau streamint, buvo, tarkim, tankai ar kažkoks žaidims, važiuoji pro žolę, to žolė gaunas pikseliais, visas judėjimas gaunas pikseliais ir labai neryškus vaizdas. Profile yra high. Aišku, gali banyti mine, bet, aš dariaus high. Tada taip, Psycho Visual Tuning užimėta turi būti, GPU 0, nes turit iš GPU realiai streaminti. Jeigu bandot streamint iš procesoriaus, turėtų būti 1 ir max bframes yra 2. Recordings, jeigu jūs nusprendėt įsirašinėti žaidimus tam, kad nereiktų rašyti atsisiuntinėti. Taipogi darotės tada audio tracką, kurį norit įsirašinėti, pasidarot, nes tai yra irgi kaip ir tenai. Šits tas pats AC defaults, CQP levelį galit mažintis
šiaip, jeigu neklystu, 20 yra pastovus, bet kuo mažesnis, tuo geresnis rašymo vaizdas. Keyframes 2, slowest best quality, čia, kad vėl būtų geriausia kokybė, high quality ant tuningą, nes jūs jau įrašinėjat, jum jokia skirtumą komentarų, dėlsa ar kažką. Čia full resolution, mine ir čia viskas liek tas pats. Audio recordings, aišku, pasidarot, kiek jum palei jūsų, kiek duod daugiausiai. Daugiau čia nelabai kas ir keisis. Replay bufferis čia aš išjungęs. Šį čia audio. Audio darotės, aišku, tiek kiek duod, darotės stereo ir čia nusistatot savo audio adapterį. Tai aš kadangi darau taip, kad, tarkim, nesigirdėtų atskirai pasidaręs ten garsus, tai visi žaidimai, viskas, kas veikia, yra ant mano garsa kortos, bet aš pats klausau, tarkim, per ausinės, kad ten ir muziką galėčiau klausyti, bet neperduotų tenai, tai vėl aš pasikeičiu kitur. Aišku, mikrofonas default, pasidarot savo defaultinį mikrofoną, kad ras turit video. 1920x1080 yra Canvas rezoliucija, kurią nusistatysit tiek žaidime, tiek streaminant. Abudu šitie turi būti vienodi, jeigu streaminant ant 60 fps. Jeigu streaminsit ant 30 fps, tada turėtų būti 720 ant 1280. Tai vėl žiūrėkit, kur streaminat, kaip streaminat, ką streaminat. Aišku, galite įsijungti dual outputą, tada turėsit nusistatinėti pasivertus vaizdą, kaip viskas atrodys. Bet FPS type yra Common FPS value, nes realiai turėtų rodyti, kiek jie turi būti. Ir aišku, čia nusistatot vėl, ar norit ant 30 FPS ar 60. Aš vis dar tikiuosi, kad viskas eina ok ant 60. Šį čia irgi darotės Langos 302 skėlį. O daugiau iš šitos pusės, kaip ir, manau, čia advanced yra variantas. Pasidarot iš Haigą. Šitą darotės video color format. Čia greičiausiai turėtų būti defaults. Ši čia Red 709, Jup Limited, čia 300 1000 GPU, kad render device'as būtų, audio monitorius. Va čia va pasidarysit, jeigu tam, kad jūs girdėtumėt, pasikeičiat šį čia. Tada čia laiks įrašinėjimui, Steam delėjus. Nors ir uždėta 2 sekundės, nebus, kad jūs bus 2 sekundės delėjus, nes realiai, nebent jūs turit labai gerą internetą, tada dar įmanomai sužaisti, kad būtų kuo mažesnis delėjus. Auto reconnects, šį čia darotės kas 2 sekundės ir minimum 25, nes būn kartais internet sugrybauj, būn, jeigu dingsta, aišku, nieko nepakeisi, bet būn, tarkim, FP lags kažkoks, tai kad įsijungtų. Čia, jeigu turit normalų internetą, pasirinkit savo IP adresą ir bus geriau, bet kadangi pas mane keičias modemai, tai ten jų yra daug. Enable new networking codes. Šitą irgi pasidispauskit, tam, kad palei jūsų IP adresą ir network kodą pats susigeneruotų, tai yra geriau. Va, iš šitos pusės viskas. Notificationų nežinau, ar jums reikia, temas kaip ir viskas ok. Appsus susinstaliuosite, jeigu jums reikia, ir sėkmės naudojime gerų streamų.